atsikėlėm, einam į mašiną ir šiandien skrendam į Ulūrų. Turim 7 ryto skrydį, dabar yra dar tik 2:45. Kur esi kaip betutė? Atskridam į Sidnėjų. Atskridam į Sidnėjų. Palaukiam 2,5 valandos ir skrendam toliau. Jau atskridom, išėjom iš lėktuvo į oro uostą. Lauke 32 turbūt laipsniai kažkur tais. Tai ant saulės labai karšta, bet man tai patinka. Susiradom savo autobusą. Kaip ir nėra tvarkaraščio, kada išvažiuoja. Tiesiog išvažiuoja, kai visi baigėsi, taip pasakė. Tai jau įlipom, jau pusė daugiau autobuso yra. Tai realiai tuoj, sakykime, 10 minučių ir važiuojam. Ir čia ir mums pavažiuoti čia tik tais 8 kilometrai. Welcome to Central Australia. Šiaip netaip įsičekininom, kadangi visi šešiesi esam ir turim po lovą, tai buvo ganėtinai sudėtinga. Davė visiems raktus, davė lapą, aiškinamės, kur kas dabar. Gyvenam atskirai, vyrai ir moteris gyvena atskirai. Tai gal ir nieko baisaus. Gal ir viskas gerai. Ir dabar einam ieškotis. Bet dabar veda Eglė į namus, tai nežinau, ar gerai nuves. Abejoju. Eglė pasiėmė burgerį ir bulvyčių. Visai neblogai atrodo. Aš su Eriku pasiėmiau. Somewhere here. Okay, straight. So nice. Yeah. My national park. Am I allowed to do this on an official passport? They're gonna try. It's nothing. Visi turim. Aš tikrai savo pasą normalų nesidėsiu ant spaudo. Kitaip iškita Labai saldi. Atėjom pažiūrėti saulėlydžio. Nespėjom, bet dar turim truputėlį šviesos. Kažkur saulė nusileido. Jau žmonių net nelabai yra aplinkui. Nu, bet pažiūrėsim dar kartą į Ulūrų. Iš čia gal net geriau atrodo negu iš seno mūsų apžvalgos aikštelės. Pažiūrėjom pusę saulėlydžio, biškį pamatėm. Dabar važiuojam į turą, į švieselių lauką. Atvarėm į švieselių lauką. Labai šiaip gražu, daug švieselių. Sakė, mum yra čia virš 500 040 švieselių. Tai labai fainai. Labai gražu, tikriausiai mūsų nesimato, kaip filmuojam. Ir nežinau, kaip matosi per kamerą, kaip mes filmavom, bet gyva akim tai labai gražu.
Labas rytas. Antra kelionės diena, skaitykim. Turim, nežinau, ar mato 6 ryto. Už 30 minučių pirma šviesa. Einam į apžvalgos aikštelę. Turėtų labai gerai atrodyti šiandien saulėtekis, nes turėtų apšviest labai gerai kalną Uluru. Mėnulis labai didelis. Pabandžiau nufilmuoti, bet nežinau, ar gavos nufilmuoti. Ir einam pažiūrėsim. Tai atsikėlėm šiandien po 5:20. Dabar yra po 6:20. Prieš valandą atsikėlėm realiai. Susiruošėm greitais, apsirengėm. Biškį šalta lauke. Ir atėjom žiūrėti saulėtekę. Tenais šone kalnas. Jau po truputį šviesa lenda. Bus gražu. Kyla saulė, ten turim Uluru ir jau pradėjo skraidyti sraigtasparniai. Jau rytinius daro skraidimus, galima paskraidyti, bet ganėtinai brangiai. Vakar nenufilmavau, kaip gyvenam hostelį. Tai yra 20 lovų. Visas išrikiuotos, 2 aukštės. Gyvena, čia mūsų pusė yra tik tais vyrų pusė, o kitoj pusėje, grinai už sienos priešais, yra moterų 20, tai aš įsivaizduoju, kad taip pat atrodo. Tai mes visi miegojom antram aukšte, čia va mano lova. Čia Erikas miegojo, toliau Elonas, Povilas ir kiti. Iš esmės miegojom tik tai su kiniečiais kažkokiais ar japonais. Buvo knarkiančių biškį, bet kaip ir gerai įsimiegojom visai. Kaip už $50, tai sakyčiau labai neblogai. Kaip šalta, aš gavau numirsiu. Kas? Aš irgi gavau karštą. Aš po ledinių maudžiaus, man tik dabar dar negera. Bet tu titai irgi po šalto. Nu jo, po to. Tai va, normalus. Dabar turim po pirmos 35. Susikruojom šmutkės. Ateina. Per daug daiktų. Biškį per daug daiktų. Bet laukiam autobuso, turėtų neužilgo atvažiuoti. Ir pradėsim turą. Putų, kelsime sparnus. Varysim. Biškutį pasikeitė, kadangi turėjo būti 34 žmonės su 2 autobusais. Vienas autobusas sugedo, tai keičiasi pirma diena su antra diena. Turėjom važiuoti į Katajutą šiandien, atvažiavom prie Uluru, atvažiavom į kultūros centrą dabar, čia už mūsų yra. Ir didelis, labai didelis. Tikrai iš toli taip neatrodė didelis, per nuotraukas iš vis atrodo nedidelis tas kalnas. Bet dabar tai atrodo tikrai įspūdingai ir tai mes esam, dar 3 kilometrai mes nuo jo. Aš mačiau ženklą. Mes esam 3 kilometrai nuo jo, bet jis belia kokio dydžio, nes visur aplinkui yra tiesiog lyguma. Ir dėl to jis taip įspūdingai atrodo. Tai eisim pažiūrėsim į kultūrinį centrą. Kultūriniam centre kažkodėl nieko negalima nei fotografuoti, nei filmuoti. Nu tai ką jau padarysi? Gal slaptai kažką kažką visą laiką kur nors slaptai biškį pafilmuojam, bet pažiūrėsim, gal net nebus ko ten filmuoti, žinai. Gali būti. Nu tai pažiūrėsim. Atvarėm prie kalno. Į Uluru. Labai didelis. Tada pažiūrėjau internete, tai jis yra 350 metrų aukščio. 2,5 kilometrai į šonus, 2,5 žemyn ir 3 į ilgį. Tai judokas toks atrodo.
Naturally, the voice within me that speaks to thee. Am I really what you want? Am I really what you want? Kuo toliau einam, tuo įspūdingiau atrodo. Ir visokie, net neįsivaizduoju, ir eina per kamerą perteikt, kaip gerai iš tikrųjų atrodo šitas kalnas. Daug plaukė, manai? Ką? Jo. Sakė? Ne, nesakė, bet sakė, kadangi dėl laiko stokos, dėl to ir laukiam. O čia taip? Praėjom 2,5 kilometro. Ten, kur galima buvo filmuoti, pafilmavom kažką, labai įspūdingai atrodo. Dabar pervažiuosim į kitą vietą, kur jau tikriausiai filmuoti, fotografuoti negalima. Tai jau ten tik tais kažką pasakysim, kaip atrodė, bet iš tikrųjų labai įspūdingai, labai didelis ir gražus. Taip, Erikai? Yeah, of course. Cause it's love that makes a woman, and the woman makes a man. And I love you. Tai atvarėm pažiūrėti saulėlydžio. Čionais turim visą mūsų Ulurų kalną. So, how do you set it up? You guys watching? You see? Get it? Done. It's complicated. Gal pasir šviesą. Bet va, gimtadienio nepasičia, man tada I wanna hold her, I wanna kiss her. Pažiūrėjom, ką tik saulėtekį. Čia už mūsų Katajuta. Ten šone Ulurų. Gražus saulėtekis. Eisim dabar tenais pasivaikščioti. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Atvažiavom į Katajuta nacionalinį parką. Čia jis yra šone. Negalima nieko filmuoti. Gal kažką pavyks nupiškinti. Pažiūrėsim. Hey, my lover, my lady river. Can I take you higher? Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Palikom ryte viską laukia. Visus maistus, viską absoliučiai. Miglės gimtadienio tortą palikom. Tai radom atidarytus maišus ir torto nebėra. Maišas, atidarytas vienas maišas, atidarytas kitas maišas, kitas maišas atidarytas. Skonio vis tiek nekeičia. Ir tada
Žvakutė? Liko tik Įkalčiai. žvakutės. Įkalčiai. Tik žvakutės liko. Nu ir nepavogė dar ženklo. O, Jėzus, dar čia išnešta. Ai, čia žinokit nemoku. Apie tokius dalykus galėtų ir pranešti. Kad nelaikyt maisto. Arba padėt maistą į vidų, arba į tentą sumest kokį nors. Nu, nes tiesiog. Tiesiog. Išsikraustėm iš kempo. Pavalgėm pietus, burgerių gavom. Dabar važiuojam į kitą kempą. Į kitą kempą važiuojam. Važiuosim apie 3,5 valandos. Sakė, sustosim kelis kartus. Sustosim kelis kartus. Gal kažką dar nufilmuosim, bet manau tiesiog atvažiuosim ir nebebus jau nei saulės, nei nieko. Vėl tamsoji ruošti savo miegmaišį. Bus tik saulės penktą. Nu taip, jeigu gerai seksis penktą, pažiūrėsim. Keliaujam. Atvažiavom į savo pirmą pitstopą. Iškart išlipom aplinkui pilną musyčių, gal nesimato. Pilną musyčių skraido. Biški vėsų, kelias neįdomus, miegam gale. Biški šalta, gal kondiškį jau reikia sumažinti. Bet realiai tai aš įsivaizduoju, kad tokie va stopai kas kelis šimtus kilometrų tiesiog ir yra. Kempingas kažkas tokio va, kolonėlė kažkokia. Tiesiog nieko ir keli pastatai stovi, viskas. Aš taip ir įsivaizduoju viską, kaip atrodo Australijos dykuma. Sustojom truputėlį pakely, prisirinkti malkų laužui vakariniam. O. Ir tu laužiai? Aš tik tais nupakinu visus. Kaip dirba. Dar vis važiuojam. Važiavom į, pamiršau žodį lietuviškai, campsite. Stovyklavietė. Važiavom į stovyklavietę. Galim rinktis, kurią norim palapinę. Bet rinksimės miegot vėl miegmaišis. Nemeluokite į taip akivaizdžiai tą kamerą prie liudininkų. Rinktis negali. Galim. Gali rinktis, ant kurios žemės ploto miegosi šiandien. In the morning, there is a couple of other hikes you can do by yourself, called the Kings Creek Walk, which are basically just walking through the. Labas rytas, turim 5:12. Naktį lyjo. Nedaug, bet lyjo. Labai keista buvo. Toksai šokas ganėtinai, nes galvom, kad iš vis čia nelabai lyja. Tikriausiai vėl pavogė maistą naktį. Kažkas, tiesą sakant, visą maišą. Tai jaučiu rasim, kai grįšim, kai bus šviesu, nes dabar nieko nesimato. Vidury laukų. Nu, bet nieko, dabar pavalgom ir varom į žygį. Einu valgyt, nes laiko nedaug. Atvažiavom į Vatarką National Park. Eisim į žygį. Šiandien 7 ar 8 km beveik žygio. Turėtų būti labai karšta, iš tikrųjų dabar dar tik tais po 6:40. Bet Tai jau nešalta. Jau nešalta. Iš vis visą naktį nebuvo šalta, tai bus labai karšta iki 30. Tai ant saulės bus kokia jutiminė 36. Tai viskas kepurės, akiniai, viskas paruošta. Einam pažiūrėsim, kaip atrodo.
Jau beveik, man atrodo, užtruko muitais. Lenda saulytė. Kas karšta. And it was hurting so bad, I would just walk for. We can do it better than that, guys. Come on, one more time. 3, 2, 1. Tai jau baiginėjom savo haiką, dabar matom per kur visą kelią ėjom, tai nežinau, matos, bet ten visą ratą apsukom, čia ėjom, ten riekavom, to vietą riekavom ir visą ratą apėjom. Įvykta. Labai geras haikas, ne per sunkus, oras geras, dabar jau kaitina saulėtę, bet Einam pildytis vandens atsargų. taip, gal į stovyklavietę. Susipakavom savo miegmaišius, susidėjom į bagažinę, tas eina praustas. Jo, aš greit nusiprausiu, laukiam pietų, dabar visi pjausto ten, nes čia viskas vyksta, nesakė, manau, kad viskas vyksta kaip ir savarankiškai, nes turim 2 gidus ir turim 34 žmonės, nu tai jiem visiems aptarnaut visus, tai čia yra be šansų. Tai ir pjaustai paneši, dabar nešiam vandenį, aš su gidu nešiau, tada Elonas panešė vandens, ta prasme, visi vienas kitam padedam. Jo. Ir ką, pavalgysim ir važiuosim vėl atgal į Laros miestelį, vėl 3-4 valandos kelio. Ir vėl vakaras, nežinau, ar dar kažką veiksim vakare, gal saulėtį, kai važiuosim kažkur pažiūrėti, gal ir nieko nebeveiksim. Žiūrėsim, kaip toliau seksis. Taip gaminam pietus. Kas pjausto viską. We'll put out some pesto as well, actually. O kas, kad gautų maistą, tenka išplauti viską. Jie nepjausto, tai tik valoma. Kad gautų bent jau kropinėlį maistelio. Tito nėra, tai jis negaus, va taip va. Jisai nešė vandenį. Ai, Tai nusipelnė jau. nusipelnė. Maybe we need a bowl. Tai atvažiavome į paskutinį kempą savo, liko viena naktis, pati šalčiausia naktis, bus naktį 7 laipsniai, kai kitas buvo 16, tai tikriausiai pasijaus, na bet Eglė. tai atvažiavome į paskutinį savo kempą, paskutinę naktį praleisim ten pat, kur praleidom pirmą naktį. Bus pati šalčiausia naktis, tik tai 7 laipsniai, kai visus kitus kartus buvo 16. Tai, na, šiaip nesušalsim, bet tikrai reikės jau užsisegti miegmaišį, nes aš neužsisegęs miegmaišio miegodavau. Tiesiog. Tai einam dabar pažiūrėti saulėlydį, pavalgyti vakarienę ir viskas. Bet Paskutinį kartą pažiūrėsim į Lūrų kalną. Pasigrožėsim. Ką pavalgysim? Kada? ir viskas, nu. Bet kelionė dar nesibaigė, nes rytoj dar turim Dar turą vieną pramogą turim. turą su kupranugariais. Vakarieniai, makaronai, spagečiai. Su faršu. Su faršu. Desertui braunis. Valio.
Tai šiandien miegojom lauke vėl. Šiandien buvo šalta naktis. Dabar buvo jutiminė 2 laipsniai tik tais. Bet miegom šiandien buvo šalta visiškai. Tiesiog neturiu kepurės, tai galvą į vidų įkišau ir visiškai nešalta. Ir migliai, manau, nebuvo šalta. Dar miega biškutį, dar tik turim po 6:40. Jau saulė beveik pakilo 7 keliamės. Na? Gaminam pusryčius, papjaustėm biškį grybus. Visi arbatą susikaitė, nes baisiai šalta, korietis irgi sakė, baisiai sušalo, nors apsirengusios viską, ką turėjo. Nežinau, man tai normaliai buvo. Man irgi mėgau, šiandien buvo šalta. Buvo gerai. Some bread that we could start toasting. Okay, I could toast it there. Atvažiavom iš mūsų kempingo, atvežė į viešbutį tokį. Varysim dar į ekskursiją. Biškį pamiršom pasidaryti lėktuvų bilietus, tai dabar kitas daro. Kaip visada per keliones, padaugėja daiktų, tai bandom susitvarkyti savo bardakėlį. Na, parodyk, ką turi gero, tai. O dar turi šildukų. Tušinuką turim naują. Biškį prisivogėm daiktų, po tušinuką pasiėmėm, ką dar pasiėmėm, ką dar radom. Buvo daug radinių šitoj kelioniai. Pakrovėjas, kepurė. Mento kepurė, pakrovėjas, ką dar radom. Saulės kremą radom. Saulės kremą radom. Panaudojom. Tikrai, labai pravertė, labai. Čia geriausias buvo. Ir dar kažką tais. Nepaminėjau. Gal dar kažko neatsimenam, ką radom. Gal atrasim tik grįžę ir išsipakavę daiktus. Tai va, ką tik sakėm, kad radom daug daiktų, bet iš tikrųjų daug ir praradom. Daugiau praradom. Tai praradom čipsų pakelių daug. Kokius 5 minimum riešutų. Riešutų praradom. Gimtadienio tortą praradom. Saulės kremą, kūno kremą. Kas buvo labai svarbu šitoj kelionį. Dėl to ir ėmėm. Po to... Ai, ne, jau čia buvo po rastą. Jo. O Jėzu, labai daug praradom. Gal viskas? Mandarinai. O Jėzu, dar saldainiai, sausainiai. Jo. Maisto tai beveik. Maisto daug. Ką nusipirkom viską išvagė iš mūsų. Vakar nieko net nebeturėjom paskutinį dieną. Tai va. Oi, nevogė. Pirmą naktį Tita sako, kad mūsų vogė triušiai. Antrą naktį tikrai dingo šunys, nes ganėtinai sunku maišą ištempė iš mūsų. Iš po kojų. Iš po kojų. Eglė buvo pasislėpus truputį po kojam pakišus, kad, jeigu ką. Bent jau galėjo pažadinti, kad pamatyčiau, akim aš jį, bet nieko nepajaučiau. Tai va, net iš po kojų realiai ištraukė visą maišą su kremais, sausainiukais, riešutukais ir visko kituo. Bet mes tiesiog nepasimokėm, pirmą naktį pavogė, ne, tai antrą naktį tikrai nevogs. Taigi nevogs antrą naktį. Nesvarbu, kad buvom mėgojom aplinkoje, kur dar daugiau šunų. Ir dar daugiau visokių gyvių. Oi. Tai va, nieko, apvogė, tai apvogė. Svarbu, batų nepavogė, va. Va, svarbiausia. Atvarėm pas kamelis. They're all good boys, they all like tickles. This one behind. So yeah, head down the front.
Kaip experiences tam? Gerai, tik tais. Pranugaris įkandu į alkūnę man. Biški bijau dabar alkūnės vidų. Už tito yra kupranugaris vardu Timtamas. Jisai buvo augintas varžybom. Tai biški sakė drama queen. Tai parodė savo charakterį. Tai ne? Jo. Atvažiavo mūsų autobusas, mus nuvešė į oro uostą. Truputį atidėjo mūsų skrydį 45 minutėm, tai truputį teks ilgiau palaukti ir skrisim namo. Bye bye, Uluru! Bye bye. Uluru! Uliuhu. Uluru! Gal dar pamatysim iš lėktuvo. Gal netyčia pasiseks per langą dar pamatyti. Bet tikriausiai Nebematom. nebesimatys, o iš oro uosto tikrai nesimato, nes kai atskridom nematėm. Sulipom į lėktuvą. Valandą vėliau beveik negu planuota išskrist. Visi sėdėm atskirai realiai. Na, Miglė čia, kiti po 2. Ir viskas, sprendam į Brisbaną. Iš Brisbano su taksi iki Elono namų, pasiemam mašiną ir važiuojam namo. Dėkui. Kupšė. Parvažiavom pas Eloną namo, visų mašinos stovi čia, užeinam, pasiemam raktus ir važiuojam į tikrus namus. Ir pavalgyt. Kai kur. Niekas nežino kur, ne? Kas? Niekas nežino, kur važiuosim valgyti. Ne, nieks nežino. Paslaptis. Nuspėjama, bet paslaptis. Nepajudino mašiną. Gimimo diena. Valio, 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 valio. Nu, dabar šito kas pavogs? Šitą jau šunis nepavogs. Kas pavogs? Triušiai, sakė. Nu, triušiai, kas jau būtų. Ne, šunis ten pavogė. I wanna hold her, I wanna kiss her. She smelled a daisy, she smelled a daisy. She drive me crazy, she drive me crazy. Gonna take her for a ride on a PJ plane. Gonna take her for a ride on a PJ plane. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey, my lover, my lady river. Can I take you higher? Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane.
kiss you in my arms. Gonna take you away from home. Gonna hold you, gonna kiss you in my arms. Gonna take you away from home. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Yeah, yeah. She said, hello, mister, pleased to meet ya. I wanna hold her, I wanna kiss her. She smelled a daisy, she smelled a daisy. She drive me crazy.